Sveiki, esu Audra, šiuo metu studijuoju žurnalistiką ir esu antrame kurse. Ir labai džiaugiuosi pasirinkusi šią specialybę, todėl kad tiek studijose, tiek, manau, žurnalisto gyvenime rutinai nėra vietos. Kiekvieną dieną tu susipažįsti su naujais žmonėmis, tu rašai apie įvairius dalykus, tu kuri reportažus savo įdomiamis ir visuomeniai aktualiomis temomis ir tai labai praturtina asmeninį gyvenimą. Iš tiesų mokomės labai daug dalykų ir manau, kad po studijų būsime labai universalūs, todėl kad turime tiek rašymo pagrindus, tiek mokomės dirbti televizijos studijose, tiek esame apmokomi dirbti ir su radio visa įranga. Turime begalę iš ties įvairių pasirinkimų, didelę programos dalį galime susidėlioti ir patys ir manau, kad tai yra labai gerai. Bėgant laikui universitete galima išbandyti save labai daugelėje sričių, nes yra tiek politikos, tiek ekonomikos, tiek su kultūra ir literatūra susijusios paskaitos. Taip pat darant praktinius darbus galima išbandyti save įvairiose temose. Praktikas mes turime po kiekvieno kurso ir praktikas turim visur, kur tik norim jas turėti, tai yra ir spaudoje, ir televizijoje, ir radijoje, ir internetiniuose portaluose. Pasirinkimas iš tikrųjų labai didelis. Iš tiesų patarčiau, jeigu tik yra galimybė pabandyti ar parašyti į savo miesto laikraštį, ar tiesiog nukeliauti į savo miesto televiziją ir pažiūrėti, kaip ten vyksta gyvenimas. Ir iš tiesų domėtis reiktų po truputį bent jau viskuo, tiek politikos aktualijomis, tiek ekonominė situacija. Nesakau, kad reiktų perlenkti lazdą ir daugiau gyvenime nieko neveikti, tik skaityti naujienas, bet pasidomėti visada praverčia, nes tada atėjus į studijas yra tiesiog paprasčiau.